Čia prasideda mažesniųjų brolių gyvenimas Viešpaties vardan. Mažesniųjų brolių regula ir gyvenimas yra toks: laikytis šventosios mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos, gyvenant klusniai, be turto ir skaisčiai. Bažnyčios šoninės duris reikėtų pakeisti naujomis su pritraukėju, kad būtų taupoma šiluma. Sekmadienį buvau pakviestas pranciškonų pasauliečių Marijampolėje kalbėti apie pašaukimą. Švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje. Ant jo krito tilčiai už mūsų kaltes, bausmė ant jo krito mūsų išganimui. Per maldą dar labiau pajuntu Dievo buvimą, jo budėjimą ir kartu pamilstu labiau Viešpatį. Malda iš tikrųjų reikalinga, nes jeigu mes nesimeldžiame, tai iš tikrųjų nėra to palaiminimo iš Dievo, nes per maldą mes gauname įvairių malonių, Viešpas mus stiprina. Pagal tą paprastą liaudišką posakį, su ko sutapsi, toks ir pats tapsi. Tad maldoje aš jaučiu kasdien panašėju į tuos asmenys, į kuriuos šaukiuosi, tiek ir šventieji, ypatingai Viešpats Jėzus, kurį galiu suprasti, matyti jis savo dvasios akimis, girdėti jo mokymus ir kartu panašėti į jį. Jau šventas Pranciškus sakė, kad broliai visų pirma turėtų šventą maldos ir pamaldumo dvasią. Ir kad niekas to dalyko neužgoštų. Nes dažnai būna, kad daug dalykų atrodo tokių yra savaime gerų ir šventų, ar tai pastoracija, ar bendruomeninis gyvenimas, kiti dalykai gali užgošti arba net užgesinti maldos dvasią. Kaip tik tai visi dalykai turi būti surikiuoti, kad jie tarnautų. Ar reikalinga malda už mane? Iš tikrųjų, nejaučiu to būtinumo, kol neįstoju į kovą, į dvasinę kovą už kitus žmonės. Išgirs mano maldaujantį balsą, kai šaukiuosi tavo pagalbos. Tiesdamas rankas į tavo šventąją buveinę. Yra mūsų rekreacijos, kur mes kartu broliai susitinkam. Taip pat broliai žaidžia žaidimus. Parodė, kiek turi kortų. Kiek turi? Per metu. Žaliagi, žiūrėk, va, matai, nereikia nieko klausti. Vienuolyne gyvenam 6 broliai ir visi skirtingi. Vienas italas yra, kiti lietuviai, aišku, bet visi, sakau, turi savo charakterį ir visi, bet mes visi sugyvenam. Visada būtina rasti tokių užsiėmimų, kurie mus mokytų bendrystės, vienas kitą išgirsti, vienas kitam, kad ir juokais, vieną kitą pastabą pasakyti. Ir 3 valandą pradžiai yra Meguvos gatvė 30, Šventos Klaros vienuolynas. Prie vienuolyną rinktis, o jums duotume nešti stoti, dabar toj pasakysiu, kokią stotį jums duosim nešti kryžių. Jums duosim nešti visiems tiem verslininkam nuo 10 iki 11.
jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti. Jėzus jiems sako, jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko, Viešpatie, ne tik kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė, kas įsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti. Viešpatie, atverk mūsų širdis, suprasti, kas labiausiai pasitarnauja draugystei, tiek su tavimi Viešpatie, tiek mūsų bendravimai vieni su kitais, su pačiais brangiausiais žmonėmis. Pagrindinis vienetas žmonijos yra šeima, kaip pamatas. Ir jeigu nebus šeima vieninga, darni, praktiškai negali ir žmonija būti darni. Pamokyk mane sekti tavimi, kai ateis mano valanda, kai teks išgirsti šiukštų sprendimą. Parodyk tada, kas jame yra teisinga, ir padėk užmiršti tai, kas jame klaidinga. Tavo gerumas tai išveda mus iš nelaisvės, į kurią esame patekę per savo silpnumą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Yra žmonių, kurie atėję klausia, ypatingai per ekskursijų metu, sako, ar tai jums čia tikriausiai, kai yra 3 įžadai, sako, tai tikriausiai sunkiausia laikytis to skaistumo įžado. Tai tikrai nėra pasunkiausias įžadas. Pašaukimą pirmiausia tai duoda Dievas ir vienuolynas ar kunigystė nėra užuovėja nuo nelaimių.